Sveiki, šiandien noriu parodyti dar vieną hortenzijų dauginimo būdą. Tai vat prikasant iš pagrindinio krūmo vieną iš šakų. Aš praeitais metais rudenį, kaip jie šalia vat pagrindinio krūmo prikasiau žemėmis ir vat dabar, kaip matote, išaugo kiek čia 1, 2, 3 ir čia ketvirtas, šalia. Va tokie vat jų ūgliukai. Ir dabar, ką galima su jais padaryti dar šiemet, kad jau galima būtų suformuoti gražesnius krūmus kitiem metam. Tai pirmas variantas - nieko nedaryti ir palikti taip, kaip yra. Tuomet jis va taip pat augs kaip vienas, tiesiog bus vienas stiebas. Pirmais metais stiebinės hortenzijos iš jos neišgausite, bet gali tiesiog taip pat būti, auginti savo tą apatinį karkasą, stiprėti šaknų sistema, vystytis ir taip toliau. Antras variantas tai yra iš tokio ūgliuko paėmus, palikus 2-3 poras šitų lapukų, galima viršūnėlę nuskinti ir kas tuomet atsitinka, matote, iš šono pradeda ir čia pradeda augti ir vystytis va tokie vat jau tokios naujos šakelės. Taigi, dar šiemet jisai jau išdidėti nespės, tačiau jau turės vat ne vieną tokį stiebą, o kitiem metam jau turės po 2. Ir pavasarį nugenėjus trumpai jau turėsime ne 2 šakas, o visas 4. Arba daugiau, žiūrint, kiek jūs jų paliksite, ar ne? Nes vat matote, kaip hortenzija auga iš kiekvieno, kur lapukai yra, iš kiekvienos pusės, dažniausiai išleidžia, čia fokusuojam, dažniausiai išleidžia po papildomus tokius ūgliukus. Vadinasi, šitas krūmas, tuomet apačioje matau netgi žemiau irgi, nežinau, ar užteks krūmų jėgų šitai šakai išvystyti visus 3, bet bent jau bus jau netgi, pasižiūrėkite, 1, 2, 3, 4. Jau bus krūmas, atsimenės krūmas iš 4 tokių vat šakų. Gerai, pirmasis.